Aš esu 11 ir vakar aš dariau pirmą ever Lietuvoje fizikos tarpinį patikrinimą ir čia buvo realiai pirmas tarpinis patikrinimas, nebent ten buvo prancūzų kalbas, bet kas prancūzų kalbą mokas. Ir aš ėjau šitą patikrinimą, tiesiog galima sakyti, nežinodamas, ko tikėtis. Mes neturėjom naujų vadovėlių, jeigu tokie iš viso egzistuoja. Mes turėjom eiti su programa, kuri dar daugiau šlamštų yra prikišta ir dabar tiesiog turėjom parašyti 3 klausimus. Ir kadangi jie paskelbė atsakymus, aš nusprendžiau, kad reikėtų apžvelgti jas visus ir aš tiesiog noriu suprasti, kaip aš gavau 29 taškus iš 40. Aš žinau, kad gal kai kurie klausimai gan logiška, kodėl būčiau gavęs, nes tiesiog iš dalies laiko net visiškai neužteko ant paskutinių užduočių, nes tiesiog pirmos užduotis taip laužė galvą ir tada paskutinis buvo tiesiog sunkios. Tai ir pirmas klausimas buvo jau, aš tiesiog žvengt pradėjau nuoširdžiai, žinokit, aš atsiverčiu pirmą ir man juokas ima, gerai, iš kur dabar šitą savoką atsirado, iš kokio vadovėlio, iš kur šitą reikėjo žinot pseudomokslinis. Žodžiu, čia reikėjo sulyginti, bet aš čia iš tikrųjų, kai paskaičiau, man rodo, čia gan lengvai atrodė gavus atsakymai, čia turėtų būti. Pavyzdžiui, teorija turi būti suformuluota taip, kad nebūtų galimybės ją paneigti. Aš pagalvojau, gerai, joks mokslininkas nenorėtų, kad nenorėtų, bet tiesiog visos teorijos keičias ir jas dažnai paneigia ir panašiai, tai dėl to čia būtų pseudomokslinis, nes jis kaip ir nesusijęs būtų su moksliniu. Po to paguglinau po egzamino, realiai taip ir yra. Ta prasme, pseudomokslinis yra neprofesionalus mokslinis kažkas tokio. O mokslinis yra tiesiog, kur mokslininkai kažką daro. Tai čia, pavyzdžiui, atvira tikrinimui ir bandymui paneigti, tada teorija turi atlikti ankstesnių, ta prasme, turi būti susijęs su kitais tyrimais, arba paneigti, dėl ko šitas tada netinka. Ir tada čia irgi tiesiog moksliškumo įspūdį, tai reiškia, kad, čia nemoksliškai skamba ir žodžiu šitaip turėtų būti, bet mes dabar turim atsakymus, aš tikrųjų galiu pasižiūrėti. Teorija turi išplaukti iš stebėjimų, teorija ankstesnių stebėjimų ir teorija, tai va, kaip ir aš šitą turėjau gauti teisingai tašką, nežinau kaip jum atrodo, bet šitas gan lengvas buvo, tiesiog, kad gan durna savoka buvo panaudota. Toliau antras klausimas, šitas labai paprastas, čia yra gravitacija. Tai čia yra visuotinės traukos dėsnis. Ir šitas yra šiek tiek antras biškį apgaunantis, nes čia pamenu, molekulinės kinetinės dujų teorijos yra lygtis, ten ta 1/3 molekulės masė, dujų koncentracija, ten ta kita formulė yra, kur suslėgia. O šita yra, tai šitą ne taip reikia žymėti, o čia reikia pažymėti didelių dujų būsenos, tai čia yra šita. Ir šitą aš matau, kad irgi nesuklydau. Šitas mane biškį gerai, tai visus tuos mums mokytojas sako, išmokyt būtinai šitos, nes tipo, gali tiesiog reikėtų pasiversti vienetus, bet kame esmė, kas yra šitas tarpinis patikrinimas, tau nereikia pasiversti vienetus, tau tiesiog reikia parodyti, kad tu moki mintinai, čia tuos skirias tarpinis patikrinimas nuo kokio paprasto egzamino, tada yra čia tikrai turi būti gan paprasta užduotis, iš tikrųjų giga, mega, tada yra kilo. Ir kame esmė, aš spėju, kad dabar turėtų būti hekto. Aš vieną kartą per visą programą girdėjau tą hekto, per visą mokymąsi fizikos, vieną kartą girdėjau hekto, kai buvo hekto paskaliai. Ir aš, jei neklystu, ten buvo šimtai, tipo, kart 100. Ir aš neįsivaizduoju, ar čia. Kilo hekto. Aš tiesiog, čia buvo viena iš tokia baimė jau iš karto. O toliau yra lengva decimetrai, centimetrai, milimetrai, mikro ir nano, nes mažiausias nanotechnologijos possible. Tai dabar šitas buvo 4 klausimas, man rodo šitą aš susimoviau, nes aš paspaudžiau pirmą spėjimą ir tada iš karto suklydau. Tiesiog aš paspaudžiau ir tada tiesiog nuėjau spręsti kitas užduotis ir negrįžau, nors galvau, kažkas ne taip, man rodos, reikia išspręsti. Nes čia yra kuris iš pateiktų vektorių rodo dviratininko greitį automobilio atžvilgiu. Tai reiškia, automobilis važiuoja ir aš nieko nesuprantu atžvilgiu, bet čia yra automobilis taip važiuoja, dviratininkas taip. Tai reiškia, aš sudėjau vektorius tiesiog, bet man rodos, čia turėjo būti į tą pusę. Dviratininkas važiuoja į tą pusę automobilio atžvilgiu. Tai yra, ta prasme, čia, aš rodau kažką su pirštais, bet turiu omeny į šiaurės vakarų pusę, man rodos. Kadangi automobilio greitis greitesnis, tai šitas turėtų būti variantas. Bet aš taip dabar gailiuos, nes aš ne iš karto pasirinkau, bet palaukit, tikrinau visų pirma, kad nepriepinčiau. Šitas variantas. Ir eiktų savo, kaip aš savęs nekenčiu, nes aš tiesiog paėmiau, sudėjau vektorius,
kas yra tiesiog į šitą pusę, į šiaurę ir tada automobilis važiuoja į rytus, sudėjau vektorius ir nuvariau į šitą pusę, bet čia nelogiška, nes čia klausė būtent automobilio atžvilgių, o ne kokio, nežinau, paukščio, kuris stovi dangui. Tai ta prasme, jo, šitas žiauriai susimovau, bet čia iš tikrųjų yra tame esmė, kad tu turi įsivaizduoti, kaip tu esi automobilį ir kaip dviratininkas važiuoja tau pro šoną tiesiai ir tiesiog, atrodo, kad jisai ten nuvažiuoja, kažkas stovi. Tai čia aš susimovau, realiai aš galėjau kokią minutę pagalvoti ir aš būčiau surinkęs 30 taškų iš tarpinio, dabar taip gaila. Čia taip sudėtingai, ta prasme, atrodo kartais tiesiog taip sudėtinga yra susikaupti tenais, nes taip tiesiog gazdina tas nesąmoningas tarpinis. Jo, taip. Čia yra kūno greičio priklausomybės nuo laiko duomenys ir poslinkį nustatyti. Tai čia aš kaip poslinkį nustačiau, čia buvo 3 metrai ir čia buvo, tai laikas didėja, tada greitis mažėja ir kai greitis tampa neigiamas, tai automobilis pradeda atgal važiuoti. Tai reiškia, čia paprasčiausiai sudėti neišeina. Aš čia ką ir dariau, čia pasidariau grafiką greičio nuo laiko priklausomybės. Ir tada tiesiog reikėjo apskaičiuoti plotą to grafiko užimama ir čia gavos 3 metrai. Jei neklystu dabar, 3 metrai. Dabar toliau yra, šitas, va čia irgi yra su grafiko plotais. Čia gan geras klausimas. Man šitas patiko, nes, ta prasme, visiškai nebuvo prisiliesta prie šito programų pas mumis per pamokas. Visiškai nebuvo prisiliesta. Čia galiu įrašyti, čia man po to užsiknis, kad čia nepajuoduoja burbuliukas. Žodžiu, čia kame esmė, kad šito nepasakoju mums nieko mokyklai, bet čia gali išmastyti gan lengvai, kad oranžinio grafiko plotas užimamas yra toks namelio formos, taip sakant, yra visos tos namelio formos. O tuo metu mėlynas grafikas, aš vos gan nepasiknisau savęs, mėlynas grafikas nėra šitas trikampis, kažkodėl aš taip pirmą pagalvojau, čia aš tiesiog kartais ant durnų vietų matau, susimaunu, bet nežinau kaip jum. Tai čia yra mėlyno grafiko viena dalis ir tada mėlyno grafiko kita dalis, nueitas kelias yra tas, kur apačioj. Po grafiko. Tai vat po šituo grafiku yra tas didelis plotas, mėlynas plotas yra po šituo. Tai čia klausia kvadrato, būtent šito rombo kvadrato. Ką reiškia, ką apskaičiuosi, jeigu apskaičiuosi kvadrato plotą? Tai čia nėra taip, kad tu apskaičiuoji kokį nors nueitą plotą, kad šitų abiejų ten nėra taip, kad susijungia į vieną kvadratą. Mes ką padarom? Mes iš namelio atimam tuos 2 trikampius ir gaunam skirtumą tų 2 kelių. Tai reiškia, oranžinis kelias buvo didesnis, mėlynas mažesnis ir iš didesnio ploto, to namo ploto atėmus mėlynus 2 trikampius plotą, mes gaunam tą kvadratą, kuris yra greičių pokytis. Tai čia turi būti per laiką tų nueitų kelių skirtumas. Tiesiog kiek skiriasi nueiti keliai. Tai. Dabar toliau šitas klausimas, aš mačiau net tik tokia, kad buvo šitas, tiesiog diskutuoja žmonės, čia yra akivaizdžiai reaktyvusis judėjimas. Buvo taip, tai aš prisiskaičiau įvairių komentarų, kur buvo gan keistų variantų, bet čia aš kaip suprantu, kur yra 2 programos lapai mokyklos programai ir yra vienoje vietoje parašyta aptariami Semenavičiaus darbai, tai mokytoja turi papasakoti apie kas yra Semenavičius. Ir Semenavičius teigia apie tai, kad impulsų dėsnį jisai naudoja ir jisai suprato, kad, pavyzdžiui, raketos tiesiog kuras lekia į apačią su visa jėga, o dėl to raketa lekia į viršų. Tai Meduza žiauriai panašiai veikia, kad kai jinai pumpuojas, tikriausiai esate matę, kaip pumpuojas taip Meduza, bum bum, aš nežinau kokiam animaciniam filmukė Finding Nemo ar kažkas tokio. Tai kai jinai pumpuojas, tai jinai stumia vandenį į apačią ir dėl to, kad vanduo lekia į apačią, pati Meduza lekia į viršų ir tai yra vadinama reaktyviuoju judėjimu. Tai tas pats su žuvim ir panašiai. Šitas klausimas tiesiog reikėjo žinoti ir čia yra taip kvaila, kodėl tiesiog tokią teoriją įdėt, kur visiškai iš oro, net negali išmokti to. Tiesiog turi išmastyti. Šitas gan paprastas, iš tikrųjų 8 buvo, tiesiog reikėjo susirašyti, apsiskaičiuoti, kad čia yra F1 jėga. Turi įveikti atstumą BC, abidvi jėgos vienodai. Tai yra, abidvi jėgos turi įveikti vienodą atstumą. Dabar esmė, kad jėga F1 varo tiesiai ir jokios problemos. F2 jėga veikia su F kosinus alfa, kiek pamenu, F kosinus 60. Jeigu užrašytumėm dabar darbų pokytį, darbų palyginimą, tai F1 turi būti viršui,
F2 turi būti apačioj. Jėga yra vienodo modulio jėgų. Reiškia, jeigu nekreiptumėm dėmesį į kryptį, jėga yra, tarkim, 5 newtonai, tarkim, 10 newtonų, tokio pačio didumo. Ir tada reiškia, kad jeigu čia parašom F viršui, o palyginus su A2, turim viršui parašyti F, o apačioj F kosinus 60. Arba tiesiog viršui F kosinus 0 ir kosinus 0 yra vienetas, tai dėl to lieka F tiesiog. Ir apačioj F kosinus 60 ir išsiprastina F raidės, abidvi išsiprastina ir lieka vienetas padalintas iš kosinus 60. Kosinus 60 yra 1/2 ir tada turi apsiversti 1/2, nes vienetas padalintas iš 1/2 gaunas 2, tiesiog turi būti 2. Tai galima gal paprasčiau paaiškinti, tikrųjų, kad A1 yra tiesiog dvigubai didesnis už F1. A1 yra dvigubai didesnis už A2. Nu, tiesiog yra dėl to, kad F kosinus 60 yra tik pusė jėgos, 1/2. Man rodos, aš vis tiek sunkiai paaiškinau, bet, nu, ta prasme, čia yra tiesiog darbų santykis dviejų, tai F kosinus per daug iš tikrųjų aš kalbu. Gerai, va, čia yra labai keistas klausimas. Dviejų kūnų judesio kiekis yra vienodas, pirmojo kūno kinetinė energija yra 8 džiauliai, antrojo kūno kinetinė energija 4 džiauliai. Ir čia, kiek pamenu, reikėjo, čia man net Paintą gal reikia įsijungti. Tai čia jeigu impulsai, pirmas, ane, M1, V1 kažkoks kūnas yra, kurio impulsas M1, V1, ir tada kito kūno yra M2, V2, ir juos padalinus vieną iš kito gausim vieną, nes santykis toks pat, jie yra tokio pačio dydžio visiškai. Bet kam esmė, kad MV kvadratu iš dviejų pirmo kūno yra 8 džiauliai, ten buvo 8 džiauliai. Jo, ir tada antro kūno yra M2, V2 kvadratas, yra 4 džiauliai. Gerai, biškai, palaukit, what the hell, kur tas ketvirtas čia pas mane atsirado, žodžiu, čia 4 džiauliai. Čia yra vienetai, aš turėčiau vienetus rašyti, ne? Tai aš visų pirma padauginu iš 2, kiek pamenu, čia padauginu iš 2, tai čia gavos vietoje 8, tada gaunas 16, 2 daugiau, ir čia gaunas 8. Dabar reiškia, jeigu šituos du palygintumėm kvadratus, šitą ir šitą, mes gautumėm 16 iš 8, kas yra 2. Dabar ką mes, nu, jeigu išsiprastina 16 ir 8, gaunam 2, taip sakant 2. Dabar, kad gautumėm, mes turim sulyginti šitą lygtį ir šitą lygtį. Tai mes turim pasižiūrėti dabar, šitas turi būti padalintas iš 2, kad čia išsiprastintų dvejetas ir lieka čia 1, o ši čia būna ir kitoj lygybės pusėje irgi padalintas iš 2, kad čia dvejetas apačioje atsiranda. Dabar mes turim dvi lygtis, kurios abi dvi lygios vienetui. Ir mes galim jas sulyginti, tai yra va tiesiog į šitą lygybės pusę perkeliam, gaunam, kad jie yra lygus. Dabar galim kryžmiškai sudauginti, tai yra šitą su šituo ir šitą su šituo. Ir nežinau, ar čia paprasčiausias būdas, bet tikriausiai nėra pats paprasčiausias, bet aš tokiu būdu sprendžiu, tai aš tiesiog gal noriu pasidalinti šiek tiek. Ir šitie turi išsiprastinti dydžiai, tada čia V2 turi kvadratas išsiprastinti, čia visas V2, čia V1 kvadratas išsiprastinti ir čia V1. Kas dabar lieka? V1 yra lygus 2V2. Dabar grįžtam prie to santykio pirmo. Yra, kad M1 V1 lygus M2 V2. Impulsai yra vienodi, taip sako, V2. Tai dabar žiūrėkit, V1 lygu 2 V2. Tiesiog vietoj V1 dabar įsistatom 2 V2. Tai reiškia, vietoj V1 paimam, panaikinam V1 ir įrašom 2 V2, nes lygybė, ne? Ir dabar ką mes matom, V2 irgi išsiprastina ir lieka 2M1 lygu M2. Tai galų gale po tokio ilgo skaičiavimo man liko jau 17 minučių praėjo šitos 9 užduotis išspręsti. Nežinau, ar taip iš tikrųjų čia pakankamai laiko buvo, nemanau, kad pakankamai laiko tiek užduočių, nes vėliau jos dar pasunkėja žiauriai. Bet mes gaunam 2M1 lygus M2. Ir tai reiškia, kad antro kūno masė yra kaip 2 pirmo kūno masės. Tai reiškia, antras kūnas dvigubai storesnis, sunkesnis. Antras kūnas yra dvigubai didesnės masės. Arba galima sakyti, pirmojo kūno yra dvigubai mažesnė. Bet ką atsakymų lapas rašo? Ok, jo, jisai rašo abu variantus, nes mes dėl šito bijojom iš tikrųjų, kad ar kartais nebuvo taip, kad nepagalvojo apie šitą tipo egzamino variantą, kad kažkas tiesiog apkeis kažkaip vietom ir nu, bet ok, tai jie pagalvojo, ačiū Dievui, nes po galais taip durnai
grįšim, dar būsim ties labai panašių klausimų su šituo pirmojo ir antrojo. Tenais, kaip padarė, kad vienas yra parašytas atsakymas ir ten tiesiog akivaizdus atsakymas. Vėliau galėsit, greitai prieisim prie to klausimo iš tikrųjų. Čia toliau yra AI generatintos nuotraukos. Aš matau, tiesiog NŠA noriu parodyti, kad fizika yra ateities mokslas ir mes AI generatinsim viską. Aš tiesiog įsivaizduoju, ten boomeriai sėdi. Ką jūs šnekate? Dabar potencinė energija priklauso nuo MGH, tai yra priklauso nuo aukščio, reiškia ta pati knyga, knygos ta pati masė, laisvo kritimo pagreitis tas pats, skiriasi aukštis, tai reiškia aukštis čia yra daugiau potencinės energijos, kai aukščiau yra. Gridų atžvilgiu. Tai dabar čia dviejose vienodose indose yra idealiųjų dujų, pirmam inde yra X molių dujų, kurių temperatūra T, slėgis P1. Čia iš pradžių šitas skambėjo žiauriai gąsdinančiai, bet aš šitą išsprendžiau gan paprastai. Pasirodo, čia reikia užrašyti P1, nes yra pirmas slėgis, tada yra tūris tas pats, abiejų parašytas, vienodo tūrio, ir pirmam yra X molių, tai čia, galim rašyti X molį, aš nežinau, chemijai mes rašydavom, kad moliai yra N, mes dabar rašom, čia yra new raidė, moliai, ir tada čia yra R, ta konstanta, ir tada yra temperatūra. Dabar antrų variantų, tai čia dalyba, čia turi būti dalyba, antrų variantų buvo antras dujų slėgis, tūris tas pats, molių yra dvigubai daugiau, 2x molių parašyta, tada konstanta aišku lieka ta pati, o temperatūra 3 kartus mažesnė, tai iš 3 tiksliau buvo parašyta. Tai dabar paprasčiausiai, kas nutinka, šitie susiprastina, šitie new raidės susiprastina, R raidės susiprastina, T raidės susiprastina. Dabar ką gaunam, P1 padalintas iš P2 lygų vienetas padalintas iš 2/3. Ir dabar mes turim dalybą įvykdyti, tai reiškia vienetas čia 1/1 ir tada čia yra 3/2 arba tiesiog realiai, gerai, aš pasirašysiu daug paprasčiau, čia yra 1/1 padalinta iš 2/3 ir tada čia šitas yra 1/1, gerai, aš per daug rašau, tai čia šitas apsiverčia 3/2 ir tai yra 1,5 karto. Pirmos dujos 1,5 karto didesnis. Tai dabar čia turėtų, reiškia, būti pirmame inde, slėgis yra 1,5 kartus karto didesnis nei antrame inde. Dabar kas čia debiliško yra, kaip ir sakiau prieš kelis klausimus, kad, o kas rinktus antrame inde yra slėgis didesnis 1,5 karto nei antrame inde. Ta prasme, what the hell. Aš spręsdamas egzaminą šitą nesupratau, bet aš tada pamačiau, ten buvo įkelta nuotrauka ir tiesiog what? Ta prasme, antrame inde didesnis nei antrame inde, kaip tai įmanoma? Tai, žodžiu, čia yra pirmam inde slėgis, vienaip ar kitaip, šito net nereikėjo šitos dalies aiškintis, buvo galima tiesiog apskaičiuoti tai iš 3 kart 2 ir tada gauni 2/3 ir ten apsiverčia, aš nežinau, čia tiesiog nereikėjo čia duoti variantų. Čia reikėjo tiesiog parašyti pirmame, tiem NŠA žmonėm, galėjo jie parašyti pirmame inde slėgis yra, tada duoti tuščią langelį, kartus didesnis nei antrame inde. Ir tada viskas, ta prasme, čia vis tiek užduotis vienas taškas, tu negauni taško, jeigu neparašai čia dydžio, tai tiesiog šitą galėjo duoti nemokamai žodį, čia nėra ko rašyti, čia tiesiog pirmame. Tai, nes iš tikrųjų, jeigu čia jie būtų langelį padarę dar antrame, tai čia jau vos negali 2 taškus skirti. Pastovios masės idealiosios dujos kaitinamos, išlaikant pastovų slėgį. Gerai, tai čia aš susimoviau. Aš atsiprašau, mokytoja. Man sakė žiūrėti vienetus Celsijaus. Izobarinio proceso grafikas visą laiką eina į 0, bet eina į 0, kai yra 0 kelvinų laipsnių, o čia yra Celsijai. Ir aš nepastebėjau, kad čia Celsijai. Tai jeigu čia nueitų, čia grafikas nueina į 0 kelvinų, bet 0 kelvinų yra minus 273 Celsijaus. Tai tas grafikas ten eina dar toliau. Ir čia ne kelvinai yra, ir čia eiktas, aš taip susimovau. Tada toliau, čia vėl buvo labai durna, aš nesuprantu, aš žiauriai piktas dėl šito esu. Didėja, viskas čia blogėja pasaulyje. Tikrai, didesnė ir didėja, atsakau, tai didesnė ir didėja atsakymai. Čia yra apie klimato atšilimą įdeda tiesiog atsitiktinių klausimų. Buvo tenais, jeigu pavyzdinį testą sprendėt, kuris buvo duotas kaip pavyzdys fizikos egzaminui.
Ten buvo, kaip reikia sumažinti ten atmosferos dujų, CO2 išmetimą ir ten buvo 3 variantai pasirinkti ir ten visus 3 variantus reikėjo pasirinkti iš tikrųjų, kur 3 iš 3 variantų ir toks keistas klausimas ten buvo. Ir jie kokius 5 klausimus va tokius įdėjo ten su dujom, kurios ten spinduliai saulės, kurie ten išsispinduliuoja kosmosą ir panašiai. Nu, ta prasme, tiesiog įdeda apie klimato atšilimą. Ačiū Dievui, šitas bent buvo lengvas ir paprastai suprantamas čiūui, kuris mokos fizikos. Tai žodžiu, čia yra, didėja. Viskas didėja, nes šilumos kiekis didėja ir mes šitą girdim per žinias kiekvieną dieną. Čia turi būti 6 paros. Atsakau, prašau, pasakykit, kad 6, tai va, ačiū Dievui. Tai čia reikia žiūrėti, tiesiog analizuoti lentelę, tai rašo, kai ledas daugiau negu 7 cm, tai matom dalį jau lentelės, kurioje yra daugiau negu 7 cm ir matom temperatūrą laikytųsi -10 laipsnių Celsijaus, tai yra šita linija, dabar žiūrim į antrą liniją lentelės ir matom po kiek mažiausiai pilnų parų. Tai reiškia, po vienos paros yra 1,2 cm, čia po 2 parų, 3, 4, 5, 6. Tai reiškia, po 6 parų yra jau daugiau negu 7 cm. Tai va, po 6 parų ir čia yra viskas gerai su šituo. Dabar čia yra labai vėl didžiulė problematiška situacija. Teisingas yra 3/15. Tikrai nežinau tada. Visų pirma, dujų darbas galima būtų apskaičiuoti pagal plotą, nes čia yra P ir delta V. P, kad delta V užimtas plotas uždaro proceso būtų atliktas darbas. Šiaip, čia nėra izoprocesas, nes čia vėl į nulį neina. Gerai, supratau. Pagaliau supratau. Pasirodo, kai neaišku niekas, reikia skaityti sąlygą. Suspaudžiant dujas. Kokio didumo darbas atliktas suspaudžiant dujas? Neprašo jokio skaičiavimo, ta prasme, jokio sudėtingo skaičiavimo. Klausia, suspaudžiant dujas. Kada dujas suspaudžiamos, tada, kada jų tūris mažėja, reiškia tik trečiu atveju. Eik tu sal, kaip, oh my gosh. Čia aš galėjau kaip licėjo žmonės surinkti, aš galėjau 3-4 taškus drąsiai surinkti. Nu, come on, tokia durna klaida. Čia yra suspaudžiant dujas, tai reiškia nuo 2,5, tūris mažėja. Čia, slėgis 1 ir tūris pasikeičia 3 per 3 kubinius metrus. 1x3 yra 3 ir čia kart 15 dar pasidaugina. Žiauriai, eik tu savo kaip durnai. Dabar prieinam prie šito ir man čia košmaras buvo. Oh my gosh. Šitos užduotis žiauriai reikia skaityti sąlygą iš tikrųjų. Vos nepasigavau ant vienos iš tikrųjų pamenu. Tai yra, pasiimkite teiginį nusakantį jūsų tyrimo išvadą. Ką reiškia jūsų tyrimo išvada? Jeigu yra kokia nors perteklinė informacija, jeigu yra koks nors faktas parašytas, bet jis nesusijęs su tuo, ką mes tyriam, tai tada tu neturi rinktis to varianto. Čia buvo, pavyzdžiui, čia visiškai, pavyzdžiui, aplinkos temperatūrą mes šito netyriam ir net jeigu tai būtų teisinga, tai mes šito netyriam ir tai neteisinga. Ir mes ką tyriam šitam klausime visų pirma, čia yra atliktas laboratorinis, tai žodžiu, čia yra guminė trinkelė, gumos trinties koeficientas, taip sakant. Guminė trinkelė padėta ant betono paviršių galima pakeisti į sauso išlapę, tai čia yra šitas tada paviršiaus plotas galima keisti visiškai va taip kubelį ir tada galima jo svorį keisti. Ir tada čia pradėti spaudžiam ir tada laukiam, kol jisai įsitempia ir bam, ir tada, pavyzdžiui, jis čia pradeda judėti ir mes galim rodiklės keitalioti ir jeigu kas iš naujo. Dabar šitam klausime klausė, ištirkite sąryšį tarp rimties jėgos ir sąlydžio ploto. Tai reiškia, mes turim rimties trinti, ištirti ir sąlydžio plotą. Dabar kame esmė, reiškia, nuo kūno svorio. Rimties trintis priklauso nuo kūno svorio. Mums nerūpi šitas dabar. Mums visiškai nerūpi, nes mes tyriam sąlydžio plotą. Tai reiškia, net jeigu šitas būtų teisingas, mes turim nekreipdėmėsi į jį. Ir turim išsiaiškinti, rimties trintis nepriklauso nuo sąlyčio ploto. Arba sąlyčio plotui didėjant, rimties trintis didėja 2 variantai, bet čia yra nepriklauso, nes jeigu pradėsim ir jeigu čia pradėsim, tai čia yra 3, 4, va čia prasidėjo, čia ant 4 Newtonų jėgos prasidėjo stabdyti, dabar jeigu paviršiaus plotą padarysim, kaip pradėti. Aš tikiuosi, kad nesuklydau, dabar reikia iš naujo ir pradėti. Ant 4 Newtonų, turi ant 4 Newtonų vėl pradėti judėti. Va, tai jis pradėjo vėl ant 4 Newtonų judėti, nesvarbu koks jo plotas. Tai reiškia, pradinis rimties trintis nepriklauso nuo sąlyčio ploto. Prašau pasakykit, jo, nepriklauso, va, viskas, atsakymas teisingas, gaunam tašką, varom toliau. Gerai, tai, ir va, dabar įsivaizduokit, darau testą ir va toks klausimas būna.
Ne klausimas, bet va tiesiog, va, netikėta klaida. Nu ką, darom iš naujo testą, ne? Pasižiūrėkit, restartinu visus klausimus, aš tikiuosi nebūna taip per tikrai tarpinį. Jesus, kodėl taip? Kas čia nutiko iš viso? Gerai, tai čia grįžtam tada toliau. Dabar kitas klausimas, 17. Ištirkite sąryšį tarp rimties, trinties, jėgos ir svorio. Tai čia yra, tiesiog reikia keitalioti šitą ir daryti tą patį eksperimentą, reiškia. Pradedam ir žiūrim, nuo kur pradės judėti, tai čia yra 0,8 Newtono mačiau. Jeigu kas kartais lėtos reakcijos, dabar žiauriai daug spaudinėti, bet tiesiog galima atsukti kitos vietos, kur čia ir susistabdyti, kai reikia, čia galima žiauriai matyti viską lengvai. Rimties trintis nepriklauso nuo trinkelės, palaukit, čia yra... Kiek prisimenu, šitas variantas buvo. Tai realiai aš mąstyčiau šitą netgi per praktiką, jeigu bandytum pastumti šitą vandens butelį nuo stalo, tai užtektų nedidelės jėgos. Jeigu bandytum pastumti Eifelio bokštą, tau reikėtų daug didesnės jėgos, kad tu galėtum nustumti Eifelio bokštą. Tai čia turi būti svoriui didėjant, taip, čia svoriui didėjant. Viskas gerai, šitas variantas. Dabar einame 18 klausimą ir čia yra tiriamas sąryšis tarp slydimo, trinties, jėgos ir svorio, iš sąrašo išlinkit nepriklausomai ir priklausomai kintamuosius. Ta prasme, tokia mėgstamiausia visų tema. Yra nesąmonė. Visų pirma, šitas buvo padarytas, mano istorija tokia, kad aš dariau testą prieš, kur yra ne šitas egzaminas, bet yra pavyzdinis testas, dariau tą testą ir prieinu klausimą. Priklausomas, nepriklausomas kintamasis, kontroliuojamas kintamasis. Ir sudėliok dydžius į šitas 3 lenteles. Ir tu sudėliok, ir aš nežinau ne vieno savokos. Ir aš galvoju, ką čia rinkt. Ir galų gale nutinka taip, aš ten valandą laiko prasprendžiu, tada paaiškėjo vėliau dar, kad atsakymai iš tikrųjų buvo tiesiog irgi duoti lape, vat kaip dabar yra tiesiog šitas lapas, tai buvo ir taip ir su testiniu. Esmė ta, kad aš ten žiauriai ilgai sprendžiau ir galų gale paaiškėjo, išsiaiškinau, tiesiog yra vienas nepriklausomas ir vienas priklausomas eksperimente dažniausiai. Ir va čia yra normaliai parodyta, čia vienas nepriklausomas ir vienas priklausomas. O ten dar pridėjo kontroliuojamų kintamųjų, kurie iš viso yra nesuvokiama. Ta prasme, tos savokas, jos yra nesuvokiamas. Kontroliuojamas kintamasis yra, kai visiškai nepriklauso nuo nėra esmė eksperimento. Pavyzdžiui, aplinkos temperatūra šiuo atveju yra visiškai ne į temą. Nes tiesiog nėra, jis kontroliuojamas būtų kintamasis, nes tiesiog, jis nieko nekeičia. Dabar čia, ką mes tyriam, čia netgi parašyta, net nereikia išsiaiškinti, tyriamas sąryšis tarp slydimo, trinties, jėgos ir svorio. Tai mes turim dabar kažkurį vieną dydį, mes turim kontroliuoti ir valdyti, o kitas dydis turi būti priklausomas nuo to dydžio. Tai nepriklausomas kintamasis yra ta, kurį mes valdysim. Tai mes šiuo atveju visą laiką valdėm... Galvoju dabar, nebepamenu. Tai čia bus trinkelės masė ir bus slydimo trinties jėga. Galvoju, ką aš čia dabar pasirinkau. Čia buvo keiti jėgą. Jeigu, dabar logiškai mąstant, čia Newtono dėsnis yra tiesiog. Jeigu keiti jėgą, tai masė nesikeis dėl to. Tai reiškia, tu turi keisti masę ir dėl to keisis trinties jėga. Tai čia tiesiog išmastyti reikia. Kame esmė, mes dabar turim trinkelės masę, tada yra tas dydis, kurį mes keičiam. Ir keičiam ir valdom, tai yra nepriklausomas kintamasis, nes mes jį keičiam. Ir jis tik nuo mūsų priklauso, jis ir nepriklausomas. Gan durnai skamba, bet jo. Priklausomas kintamasis yra tas, kuris priklauso nuo šito. Eik tu savo, kaip aš nekenčiu. Ta prasme, aš tiesiog bandau savo net vos įaiškinti, net ne tau. Nes, žodžiu, ta prasme, čia yra slydimo trinties jėga. Čia yra raščiausiai nepriklausomas ir priklausomas kintamasis, kas čia vyksta su tom slankščios temais, koks keistas žodis. Tai va, čia nepriklausomas yra trinkelės masė. Prašau dabar pasakyti, jo. Ir slydimo trinties jėga yra priklausomas. Tai va, šitą aš išsiaiškinau dėl to, kad tiesiog paskutinę dieną mokytoja sužinojo apie tą klausimą, kuris buvo apie priklausomus, nepriklausomus, rado iš kažkur apie savoką, kas tas yra, ir paaiškino. Ir realiai, kiti gali būti mokyklose kitose niekas negirdėjo apie šitą. Ir jie ištraukė savoką, aš nežinau iš kur, nes vadovėlį tokios tikrai nebuvo. Jūs parodykit man parodykit mūsų tą sovietinį vadovėlį, parodykit tą sovietinį vadovėlį, paimkit ir parodykit man puslapį, kuriam fucking yra šitas kintamasis. Nėra. O naujų vadovėlių niekas neduoda. Toliau judėkim tada. Slydimo trinties jėga tarp gumos ir šlapio bei sauso betono. Čia labai paprasta, čia tiesiog reikia šitos lyginti. Ir dabar, kiek nepamenu iš tikrųjų, stabdymo kelias. Čia reikia išsivest, čia galima išsivest greitai formulę.
galima prisiminti, tai yra v kvadratu minus v nulinis kvadratu, ta rečiau naudojama formulė ir jinai yra kelias, stabdymo kelias. Dabar žiūrėkim, jeigu stabdymo kelias reiškia galinis greitis bus nulis, kai sustos mašina, pavyzdžiui, stabdymo kelias galinis greitis nulis ir čia aš vektorių nededu, nes aš tinginys ir čia yra minusas, nes pagreitis neigiamas, nes kai stabdom, tai čia minusą išsiprastinam. Dabar kame esmė, pagreitis vis tiek reikės šiek tiek parodyti brėžinį man. Tai čia yra 4 jėgos, kurios veikia. Aš taip noriu greitai iš tikrųjų parodyti šitą. Čia yra trintis ir čia yra čia nėra jėgos. Čia nėra jėgos, nes stabdo mašiną, ne? Ir tada čia yra atoveikis ir sunkia jėga. Dabar jeigu suprojektuotumėm, mes gautumėm y ašį, kad yra n lygu mg ir f trinties yra f trinties yra lygu trinties koeficientas kart n, dabar kame esmė, kad n, reiškia n lygu mg, įsistatom į formulę ir tai yra, šitas yra lygus trinties koeficientas mg, kažką vėl viską sumoviau, palaukit, sorry, viską pamirškit, tiksliau ne viską pamirškit, bet žiūrėkit, f trinties koeficientas šitam lygus ir tada dar vienam dalykui lygus, f trinties lygu ma, nes pagreitis yra į šitą pusę, tai čia yra pagreitis, čia greitis, čia juda greitis, čia šitą pusę, pagreitis į šitą pusę. Tai f trinties lygu ma, jie abudu į tą pačią ašį, tai jie yra abudu su pliusu. Dabar čia įsistatom vietoj f trinties šitą dydį įsistatom nu mg lygu ma, ne? Ir tada išsiprastinam masės ir gaunam, kad pagreitis lygus nu g ir tada pagreitis lygus nu g vietoj šitos formulės naują pasirašom, taip sakant. Kelias stabdymo lygus 2 nu g. Ir realiai žiauriai daug laiko užtruktų šitą formulę išsivesti. Šiaip dėl to, ta prasme, gerai yra mokėti mintinai šitą formulę. Tiesiog, ar išsivesti bent dalį mokėti mintinai. Tai va, mes ką matom, stabdymo kelias priklauso nuo greičio, pradinio greičio ir nuo trinties koeficiento. Dabar ką tai reiškia, kad stabdymo kelias ant sauso betono ir ant šlapio betono reiškia skirias, nes trintis skirias, nes kai ant šlapio kūno judi, tai tiesiog slysta kaip per sviestą. Tai čia yra ant šlapio betono yra ilgesnis stabdymo kelias, nes reikia daugiau trinties jėgos, kad sustabdyti ant šlapio betono. Tiesiog kaip ožys ant ledo būtų ir tada jam kojos yra matalojas ir dėl to jam sunkiau sustoti. Tai nes ant šlapio yra. Tai va, stabdymo kelias ant šlapio betono yra ilgesnis už stabdymo kelią ant sauso. Toks ir yra variantas. Ir sekantis klausimas, man rodos, aš tikrai susimoviau kažką. Dabar čia yra visų pirma grafikas, ne? Čia veikia jėga pusė kilogramo. Tai reiškia 5 newtonai, čia turi būti 5 × 10. Par toliau klausia, kokia yra rimties trintis per 2 sekundžių laiku. Tai čia yra, kai 2 sekundės, paprasčiausiai reikia pasižiūrėti tą grafiką. Kai 2 sekundės, čia yra maždaug, jeigu čia 1 per vidurį, tai čia kažkur pusantro yra, 1,5. Ir tada turi čia 1,5 newtono kažkur rašyti. Ir aš kaip suprantu, jie gali įskaityti į tą tarpą. Jie paima paklaidas. Aš taip bijojau, kad reikia visur tiksliai rašyti skaičius, o jie tiesiog paima, iš tikrųjų kelis skaičius. Tai aš bent... Čia respektas. Vienintelį vietą, kur galiu duoti respektą, va čia yra. Ir čia yra, supratau. Va čia ir aš susimoviau. Ir aš nesuprantu, kaip aš susimoviau. Tai čia klausė 6 sekundžių ir aš tikriausiai pasižiūrėjau. Ir žiūriu, va, čia kažkiek yra. Ir parašiau, bet aš tikrai neparašiau 0. O rimties trintis klausė, ne? Klausė rimties trinties jėgos didumą. Rimties trintis nebeveikia. Čia veikia tiesiog trintis, nes rimties trintis veikia iki tol, kol nepradėjo judėti kūnas. Tai dar rimtykai buvo. Tai čia yra 1,5 ir 0. Kažkur, tam tarpe turit parašyti 1,4 ir 1,7. Dabar kitas irgi yra su paklaida. Guma slysta sausų betono, apskaičiuokit slydimo koeficiento didumą. Tai čia aš padalinau padalinau 2 skaičius, man rodos, ne? Dabar jeigu čia prasideda ir čia turėjo būti 3,5 padalinta iš kažko dabar. Pamenu iš ko. Tai f trinties lygu nu n. Čia ta formulė, kurią aš išvedžiau prieš kelias minutės. Tai yra nu n. Tai yra trinties koeficientas kart atoveikis, o atoveikis šiuo atveju yra lygus mg, o mg šiuo atveju yra lygus 5. Ai ne, gerai, palaukit, aš įsivesiu tada toj. Nes biški mintys gan sudėtinga, tai f trinties, ne, čia trinties jėga lygi yra nu n. Tai dabar
reiškia, kad gautum trinties koeficientą, tu turi tiesiog paimti n į apačią ir tada viskas. Ir tada vietoj n, tai čia yra šita kūnas, tas kūnas, čia yra mg veikia, o čia n, tai reiškia n lygų mg, ir čia vietoj n galima tiesiog įrašyti mg, paprasčiausiai. Ir gaunam trinties koeficientą, tai trinties jėgą reikia apskaityti. O trinties jėga, kuria traukia kūną, tai yra apytiksliai irgi, tai čia yra kažkur nuo 3,1 iki 3,3, pastebėjau, šitoj vietoj dinamometras taip traukia. Tai realiai, čia labai tiksliai viskas atskaičiuota ir čia netgi taip kaip realistinis laboratorinis darbas padarytas visiškai. Tai respektas už šitą užduotį realiai. Šita užduotis buvo visai fun, bet jinai blemba irgi reikia žiūrėti žiauriai atidžiai. Tai aš čia parašiau 0,4, nes aš paėmiau vidurkį maždaug tarp Newtono jėgos, kiek veikia. Tai per vidurį kažkur buvo 3,2 Newtono veikia ir tada tiesiog trinties jėgą paėmiau. Trinties jėgą padalinau iš 5 ir turėjau gauti 0,4, kiek pamenu. Galiu pabandyti iš tikrųjų 3,2 padalinti iš 5 ir gaunasi tiek ir gaunasi. Tai čia yra gerai. Dabar toliau prasideda durniausias laboratorinis, kokį galėjo padaryti gyvenime. Va čia dabar yra žodžių vežimėlės, kuris yra vežimėlės masės tamprumo yra spiruoklės taip, kad pavaizduotas paveiksliai yra. Ir spiruoklį ištempia 0,35 metro ir bandymas pakartojamas su kitokio tamprumo spiruoklė. Dabar tas net nesvarbu, bet tenais prasidės kosmosas. Tai čia vėl reikia išvesti tiesiog paprastą formulę. Tai mes žinom, kad spiruoklės potencinė energija yra lygi jos va šitam tamprumui, šitam padalinta iš 2 čia šitai formuliai. Tai yra visa spiruoklės potencinė. Ir visa ta potencinė energija vėliau pavirsta į kinetinę energiją. Nes ten, sako, nuostolių nėra, reiškia, niekas į aplinką neišeina. Reiškia, visa jėga, kurią įtempiam spiruoklę, visa jėga persikelia į vežimėlio greitį. Ir tai reiškia, greitis yra apskaičiuojamas pagal šitą formulę. Ar kam esmė, tiesiog reikia šitą padauginti iš 2 ir mes gaunam tiek kitokią formulę dabar. Kx kvadratas mv kvadratas. Ir greitai išsireiškim, tai reiškia šitą masę į apačią keliauja ir bam. Turim šitaip ir čia belieka tiesiog ištraukti šaknį iš visko. Tai iš šito šaknį ištraukti ir ištraukti iš viso šito šaknį. Dabar pagal tai, kad šitoj užduotį davė mum kvadratus rašyti, tai aš kaip supratau, užrašyti formulę reikia šitokiu būdu. Kx, paspaudė šitą ir čia kvadratą parašai. Nes nežinau tada, kam kitam mygtukus tos būtų da. Nes šiaip gali ištraukti šaknį iš x, bet nėra kaip parašyti ne po šaknį x, tai čia reikia tą pailgėjimą kažkaip tiesiog padaryti taip. Ir tada taip, dabar tiesiog standumas tada yra 6,8 kart pailgėjimas 0,35 metro kvadratas ir padalintas iš masės, kuri šiuo atveju buvo ten labai tiksliai netgi parašyta 0,2558 kg. Ir gaunam mes atsakymą 3,256, čia neteisingai gavau. Viską neteisingai gavau, ką? Gerai, formuliai skaitoma, jeigu skaitiklė dauginamieji sukeisti vietomis. Tai čia gerai. Dabar kas per velnės tada gauna čia? Kodėl 1,8? Ai, neištraukiau šaknies, man rodos, palauk. Aš susimoviau tokioj lengvoj vietoj ir aš tada gavau atsakymą 3,3 ir aš neištraukiau šaknies. Aš pamiršau šaknį ištraukti. Aš nekenčiu savęs, aš galėjau realiai. Čia dar lengva, va dabar tiek likę klausimai ten kokie 5 ir padaro tą, kad neįmanoma surinkti maksimumą. Bet čia taip lengva buvo. Ir aš tiesiog neištraukiau šaknies. Ir aš gavau tik vieną tašką. Tai aš jau galėjau kokius 32 taškus drąsiai gauti, nes 3 žioplas klaidas padariau. Eik tu savo! Gerai, judėkim toliau tada. Kokį darbą atliktų spiruoklė, jeigu nebūtų energijos nuostolių? Čia, man rodos, reikėjo tiesiog apskaičiuoti tą formulę, kurią aš išvedžiau. Tiksliau neišvedžiau, bet va tą, kokį darbą atliktų, tai jinai atliktų darbą kinetinės energijos, arba, potencinės. Bet čia lygus jie, tai, šiuo atveju tiesiog potencinės energijos, kx kvadratu, tai buvo 6,8 kart pailgėjimas 0,35, padalinta iš 2 padalinta ir mes gaunam atsakymą iki 100 0,4165, tai 0,42. Ir pasižiūrim atsakymą, jo, čia yra gerai, čia jau gerai. Dabar toliau, šitas klausimas man žiauriai daug panikos sukėlė. Žiauriai daug panikos ir man rodos čia žiauriai paprasta buvo ir aš dėl to žiauriai nervinus, nes negalėjau matyti paprastų dalykų. Dabar klausimas, ar aš teisus buvau.
Ir ties šito aš 10 minučių ką tik vos nedirbau ir aš bandau kažką išsiaiškinti, maždaug kiek supratau iš atsakymų, tik iš atsakymų. O visų pirma, čia 10 minučių nelabai noris vienam uždaviniui skirti, visų antra, atsakymų mes neturim. Ir čia yra žiauriai keista, bet ką aš sužinojau, kad jeigu nori apskaičiuoti AB atstumą, tai turi paimti dabar fx kvadratu, fx padalinta iš 2. Čia yra formulė, aš galiu ją. Mes turim dabar kx kvadratu iš 2, ne? Tai šiuo atveju mes žinom, kad f tamprumo yra lygi kx. Tai mes tiesiog čia pasirašom f tamprumo x ir iš 2. Dabar paimam 0,5, atimam 0,18 ir gaunam atstumą, kiek x pasikeitė. Ir padauginam jį iš f dabar, kuris yra 1,299 minus šitas skaičius. Tai reiškia minusus ir minusus išsiprastinam, mes gaunam pliusą ir 1,299 plus 0,01. Tada f kart x gaunam 0,48 ir padalinam iš 2 gaunam 0,94. Dabar galim susiskaičiuoti atstumą CB. Tai visų pirma 0,55 minus 0,38 gaunam x kart f, kuris yra 0,605 minus, vėl minus, ir čia minusas vėl išsprastintai. 0,605 plus 0,01. Fs sudauginam vėl ir padalinam iš 2, mes gaunam dabar 0,05, bet atsiminkim, kad čia yra CB atstumas, tai tiesiog kad gautumėm AC, iš AB atimam CB, 0,24 minus tas 0,05 ir gaunam 0,19. Čia daug vargo ir aš dar nepagaunu minties iš dalies, iš tikrųjų. Kiek energijos prarado sistema dėl nuostolių? Ok, jo, čia šitas yra paprastas, reiškia, blema, biškai atrodo sunkiai, bet ne, čia pasirodo, jeigu būčiau gavęs šitą teisingai, tada gali gauti ir šitą teisingai. Tai čia visų pirma, ką mes išsiaiškinam, kad darbą tokia atlieka spiruoklė, jeigu nebūtų nuostolių, ir tada, ką mes apskaičiavom, darbą atliko spiruoklė visam kelyje. Visam kelyje jinai atliko 0,24, o visa kita kažkur išėjo į nuostolius. Dabar ką tai reiškia? Jeigu mes vieną dydį iš kito atimsim, 0,2 iš 0,24 atimsim, mes gaunam 0,18 džiaulių. Tai čia yra gan paprastas, bet problema ta, kad jeigu pirmų dviejų sunkių neišsprendi, nėra kaip šito išspręsti uždavinio. Tai čia yra žiauriai tokie biški neteisingai. Gerai, kas čia yra grafika? Aš iš tikrųjų šito nesakysiu nieko, aš geriau pažiūrėkim tiesiog variantus, kurie yra teisingi, nes aš manau, kad aš šitą neteisingai. Teisingai? Atsiprašau, aš per daug laimingas dėl šito what? Nes aš tiesiog paėmiau paskutinę minutę, kai buvo paskutinės minutės, tiesiog laikrodis tiksi ir tu nežinai ką daryti, tiesiog sužymėjau visus dydžius ir teisingai. Nes du variantai buvo, arba tie du yra pirmos spiruoklės, arba tie du yra tiesiog spiruoklės paprastas. Nu kažkaip, tipo vis tiek, du vienas šalia kito, tai kažkaip labai supainiot jų čia negalėjai. Tai buvo 50/50 šansas, kad atspėsiu. Tyrimas atliktas su 2 skirtingom spiruokliam. Esmė ta, kad standumai skiriasi dabar spiruoklių, bet ten rašė tamprumai spiruoklių. Aš vis dar šito nepagaunu, tai tamprumas ar standumas, kaip tas dydis vadinas, spiruoklės tamprumas didesnis už antros. Tai reiškia, pirma spiruoklė yra su didesniu tamprumu ir dabar A yra pirmas spiruoklės darbas. Nes kx kvadratu, jo, šitą pagal tą formulę vėl, kx kvadratu padalinta iš 2, tai reiškia, galiu priklausomybę realiai tiesiog parodyti. Aš visą laiką bandau mintyse pasakyti, bet po galais tiesiog reikia parodyti geriau mintis. Tai kx kvadratu padalinta iš 2 yra lygių e potenciniai. Ir kadangi mes sakėm, kad e potencinė buvo atiduota e kinetiniai, dabar yra standumas, reiškia, kaip matom, jeigu padidinsim standumą, padidės ir kinetinė energija. Tipo, tiesiog dydžiai yra proporcingi. Tai ką tai reiškia, kad didesnė standumo spiruoklė, pirma spiruoklė, yra jos didesnė. Čia tamprumas, va čia tamprumas parašyta. Tamprumas yra atvirkščiai žodis standumui. Ir aš nesuprantu, kas per velnes, kaip tie žiauriai klaidinančiai skamba tai. Nu, bet vienetai yra tie patys niutonai iš metro, dėl to kaip ir niekas nesikeičia. Ta prasme, sąlygos yra tos pačios. Bet gerai, tai reiškia, tamprumas yra didesnis už antros. Ir tada reiškia, kame esmė, kad vežimėlio kinetinė energija yra šiek tiek mažesnė dėl to, kad tipo
buvo, atiduota į aplinką šiek tiek spiruoklė, suprantu, ir tada ta kinetinė mažesnė. Tai dėl to į vežimėlį, kai perduoda visą kinetinę energiją, dalis išeina į aplinką. Tai čia taip turėtų būti logiškai mąstant. O antros spiruoklės darbas yra antiek mažesnis, tai yra C, ir tada vežimėlio D, dėl to, kad ir yra... Aš biški painiai kalbu, bet tipo C spiruoklės standumas mažesnis, dėl to ir kinetinės energijos darbas yra antiek mažesnis per tuos visus grafikus. Nu, o D, aišku, vežimėlis vis tiek turi būti panašus, net duota kinetinė energija nebus didesnė negu ta, kurią spiruoklė. Kas čia vyksta beje? Va šita bangelė man vis dar yra nesuvokiama, čia tipo kinetinė padidėja. Čia mes sakom, čia tiesiog davė vaikam grafikus nupiešti kažkokius ir jie sukūrė uždavinį, nes realiai, tipo, padidėja kinetinė energija ir nesupratau. Tai pagal nuostolius matos, kad čia daug didesnė, nes čia daug daugiau į aplinką, tiesiog išėjo darbo, didesnis skirtumas. Šitas beveik vienodai. Ir čia dėl to aš manau, kad čia reikia, kalbant apie sekantį klausimą. Tyrimą atliekant su tampresnė spiruoklė ar su netokia tampre. Tai mano nuomonė, dabar dar nežinau, netikrinam atsakymų, bet netokia tampre spiruoklė yra mažesnis skirtumas po išskyrimo į aplinką tos kinetinės energijos. Tai realiai turėtų, reiškės, dabar kuris čia variantas. Nuostoliai didesni, taip ir yra. Kuriuo atveju energijos nuostoliai didesni. Mes matom, kad tarp grafiko raudono, aš galiu spalvom sakyti čistai, tarp raudono ir mėlyno grafiko yra didesnis tarpas, tai reiškės, tas tarpas ir yra nuostoliai energijos. Čia tarp juodo ir žalio yra nuostoliai energijos ir jie yra daug mažesni. Tai didesni nuostoliai yra ta spiruoklė, kurios tamprumas didesnis, o tamprumas didesnis parašyta pirmos spiruoklės. Tai išsiaiškinam, reiškia, su tampresne yra didesni nuostoliai. Raudonas ir mėlynas grafikas didesni nuostoliai ir čia tampresne. Viskas gerai, aš blema. Gerai, va šitas, aš džiaugiuosi. Pagaliau kažkoks paprastas buvo klausimas. Žiūrėkit, išreiškite pradinę vandens temperatūrą C matavimo vienetais ir rašykite gautą vertę. Gerai, čia nebuvo paprasta, iš tikrųjų atsiemu savo žodžius. Šūdiniausia užduotis, NŠA, iš jūsų buvo šūdiniausias. Gerai, po šitų spiruoklių. Čia antras pagal šūdinumą. Visų pirma, termometras, tai čia yra 40, 60, 80. Sugraduota yra kas 20 laipsnių. Ir jeigu mes dabar žiūrėtumėm į tą skalę, šitą liniją, šitoj linijoje yra 30 laipsnių. Dabar jeigu pasižiūrėtumėm, kiek čia sugradavę yra, tai čia yra kas 2 laipsnių. Tai čia yra 20 laipsnių ir dar plus 2. Ta viena padala yra dar plus 2 laipsniai. Jeigu čia būtų 24, 26, 28 ir 30. Nes čia jau 40, čia per vidurį turbūt 30. Tai 20. Ir čia yra vienas plus 2 laipsniai. 22 laipsniai temperatūros. Dabar 22 laipsniai temperatūros Celsijaus. Mes turim parašyti C matavimo vienetai. C matavimo vienetai yra pagrindiniai. Pagrindiniai vienetai yra kelvinai. 22 laipsniai Celsijaus pridėti 273 yra 295 kelvinai. Žiūrim, ar teisingai. Teisingai. Gerai. Dabar toliau yra... Kas dabar toliau, nes man rodos, čia yra ten, kur aš neišsprendžiau, nes labai spaudė laikas ir pavyzdžiui, dabar net aš spręsdamas, 24 minutės, aš tik pusę užduočių išsprendžiau, aišku, gerai, neskaičiuokim pagal tai, bet maždaug jau čia spaudžia laikas, žiauriai, dar labiau spaudė laikas, man rodos, šitoj užduotį. Nes kai aš sprendžiau šitą egzaminą, tai man buvo, aš net kelių užduočių su spiruoklė neišsprendžiau ir tada panika ir varau tarp šito laboratorinio ir to laboratorinio. Tai kiek pakito vandens vidinė energija nusistovėjus šiluminiai pusiausvyrai tarp aliuminio kūno ir vandens? Aš klausiau kitų žmonių, ką jie darė. Keistos teorijos buvo, aš nesuprantu. Jie sako, apskaičiavau pagal tų dujų formulę, pagal masė iš molinės masės RT. Ir galvoju, kaip supras dabar? Čia čia molinė masė duota? Čia aliuminio molinė masė. Kiek pakito vandens vidinė energija? Šitą aš ką tik išsireiškiau balansą šilumos lygtį, kurios visiškai nereikėjo reikštis, pasirodo. Tai sužinojau. Apskaičiuokite, kiek pakito vandens vidinė energija šiluminiai pusiausvyrai. Čia net nereikia jokios mišinio temperatūros abiejų. Žodžiu, čia esmė, ką čia reikia skaičiuoti. Čia paimam dabar... Apskaičiuojam delta T, tai čia jau sužinom, čia yra 22 laipsniai, dabar čia žiūrim 40, 50 šitoj linijai, tada 52, PM4, PM6. Dabar iš PM6 atimam 22, gaunam 34 kart
masė vandens, kur yra 100 ml parašyta ir čia reikia pasivers tiesiog ir čia, nu, žodžiu, 100 ml yra 0,1 kg. Kart savitoji šiluma vandens, kur yra 4200, mes gaunam čia atsakymą 14,280. Dabar tai suapvalintus iki 10-ųjų, ką reiškia iki 10-ųjų? Pasivers dabar iki kilodžiaulius visų pirma, nes šį kilodžiaulį vienetai padalinti iš 1000 dabar visų pirma tada, arba kart 10 minus 3 kilo, dabar gaunam 14,28 kilodžiaulio. Ir mums sakė iki 10-ųjų suapvalinti tai yra 14,3. Šitą išsprendėm pagaliau, aš negaliu patikėti. Man gaila, nes aš galėjau išspręsti šilumos uždavinius, jeigu būčiau palikęs ramybėj tą spiruoklės laboratorinį, kuris buvo tiesiog nesąmonė. Pažymėkit formulę, pagal kurią apskaičiuotumėt sudegusio kuro masę. Čia yra kaip ir irgi lengvas šitas, bet aš susimau, čia yra atsakymas šitas, sakė man. Tai visų pirma, mums reikia apskaičiuoti kaip naudingumo koeficientą. Tai čia dabar šilumos kiekis, kurį gavo, tai gavo vanduo, kas ten gavo. Ir tada atidavė tas gelžgalis. Ir čia yra apskaičiuojamas naudingumo koeficientas kart 100%. Dabar va tą 100% reikia valgytis dėl to, kad jie formulės nori. Tai dabar reikia kryžmiškai sudauginti. Tai čia skaitikliai yra 100%, o čia yra šitas vardiklį ir dabar kryžmiškai sudauginam šitą su šituo. Gaunam, kad naudingumo koeficientas kart atiduotas šilumos kiekis yra tas pats kaip gautas šilumos kiekis kart 100%. Dabar bereikia įsistatyti dydžius į vietoj Q. Tai čia kas nutiko šitam laboratoriniam šitoj vietoj, yra pavaizduota piešiny numeris 3, va. Tai čia šildo, ne? Čia yra, reiškia, kuras, kuris sudegė, atidavė šilumą šitam metaliukui mažam. Tai kame esmė, ką mes dabar turim apskaičiuoti? Dabar ką reikia apskaičiuoti? Atiduotas. Kas atidavė? Naudingumo koeficientas kart kuro degimo šiluma x, man rodos ten x žymėtas, ir kart masė, tiek kiek to kuro yra. Ir dabar lygus Q gautam, o Q gautas yra gavo tas metalas sušildomas tam tikrą kiekį. Tai čia C aliuminio, kart masė aliuminio ir kart 100%. Naudingumo koeficientai į apačią ir masė į apačią. Plema, kai su ramiom smegenim mastai, čia atrodo viskas taip paprastai. Aš praleidau šiek tiek temperatūros pokyčio, neparašiau, bet taip. CM delta T kart 100%, dar biškai pataisysiu tada greitai čia. Tai nuo T1 šito pakilo iki T2 temperatūros ir tai yra parodyta čia, viskas parodyta čia. Šitas variantas, naudingumo koeficientas ir aš greitai spręsdamas šitą pamenu, va čia pasirinkau 100% į apačią, nes galvojau, kad 100% netoj lygybės pusėje, bet okei, supratom. Dabar toliau, čia yra, nežinau, kas iš tikrųjų, ar aš čia gerai pasirinkau C indo, C rho V ir C indo, ne, aš negerai pasirinkau, čia yra. Gerai, tai čia kam atidavė aliuminio kūnas, žodžiu, dabar šilumą visą. Tai indui atidavė, nes čia savitoji šiluma indo yra tiesiog CM, C mažoji M, tai čia C didžioji tiesiog, ir delta T, ir tai jo, tada reikia tiesiog susistatyti dydžius. O kodėl čia yra dabar C rho delta? Čia C rho V delta T. Oh my gosh, tu juokauji? Tai čia palauk, čia reikia, norit pasakyti, tiesiog dar parašyti. Aš tai net nepasirinkau dėl to, kad čia tiesiog žiūri stupid. Tipo, rho V delta T, tai turi omeny, kad reikia rho V pasiversti, nes čia yra tūris 100 ml ir padauginti iš rho. Aš tai iš karto šitą pasidariau pačioj pradžioje vos nusirašęs formulę. Ir aš dėl to čia tašką praradau. Čia man rodos tiesiog dydžius sustatyti ir suskaičiuoti. Tai indokiam 2 džiauliai. Apskaičiavam delta tai yra 3,4, tada plus C vandens 4200 ir kart rho V. Čia tiesiog yra 0,1 kg masė, tai čia net nesuprantu, kam čia taip sudėtingai parašyta formulė. Aišku, gan logiška, kodėl jie tiesiog bando prigauti labai paprastose vietose ir jiem kažkaip paina visą laiką. Kas čia dabar jūs apvalinkite iki sveikojo skaičiaus? Tai gavau 15708 dabar, ne? Ir tada padalinam iš 1000, padalinam tą skaičių iš 1000, gaunam kilodžiaulius. Kilodžiauliais atsakymas bus
suapvalinkite šveikojo bus 16. Liko jau tiek nebedaug. Gerai, aš šitą pasirinkau grafiką, prašau. Oh my gosh, let's go. Bent čia labai paprastas taškas buvo. Ir dabar paskutinis irgi, man rodos, buvo paprastas taškas. Nes jie, matau, paprastus klausimus įdėję tokius ant galo, kad jeigu tu būtum pasimetęs čia, kad negautum taškų tiesiog dar ir ant galo. Ir čia šita formulė turėtų būti, jei neklysta, ne? Gerai, palaukit, dar grįžkim prie 32 klausimo. Nes čia yra, klausia, kūno temperatūros kitimas nuo kaitinimo pradžios. Tai čia yra kažkokios temperatūros jau kūnas, tai jis visur dėl to pakilus temperatūra jau. Turi pradinę temperatūrą tikrai ne 0. Tada kūnas kaitinamas. Tada kas nutinka, jisai yra atšaldomas tam vandenį įmerkiamam ir tada jisai tampa mišinio temperatūros. Tai jisai ne 0, jis negali tapti mažiau negu vanduo iš viso yra temperatūros, jis negali 0 pasiekti. Ir jis negali likti tiesiog stabilus, nes jis su vandeniu buvo vėliau sujungtas, į vandenį įdėtas. Tai čia dėl to šiek tiek pamažėja temperatūra ir va čia yra mišinė temperatūra, jau čia lygiai, viskas aišku. Dabar toliau, 33 klausimas. Yra šiek tiek sunkiai. Va, čia tas yra, kur jo berniukas paliko vandenį paliko tiesiog išgaruoti šiek tiek. Tai jisai apskaičiavo, kiek tūrio vandens pasikeitė. Ir mes žinom vandens tankį. Ir mes žinom molinę masę vandens, ne? Jo yra parašyta. Ir kas dar yra Avogadro skaičius, žinom. Ko mūsų klausia molekulių skaičiaus. Tai molekulių skaičiaus, aišku, čia yra dujų koncentracija. Dar patikrina, ar žinai, raidės realiai. Čia 3, aš čia neįsivaizduoju, čia random formulė parašyta. Čia, kad žmogus, kuris spręstų greitai ir tada pasižiūrėtų į tą klausimą ir galvotų, o, šitą sunkią formulę spaudžia ir tada pasirinki ir tada neteisingai, nes čia neteisingai yra. Čia yra kame esmė. Rho V yra tiesiog masė, M mažoji padalinta iš molinės masės, kartą ant Avogadro aš galiu išreikšti tiesiog. Dabar, kada apskaičiuotumėm dalelių skaičių, kiek dalelių pabėgo, taip sakant, mes sudauginam kryžmiškai vėl, padalinam iš molinės masės, jis į apačią keliauja ir tada čia tiesiog taip galima arba pilnai parašyti, bet nesvarbu. Masė, mes žinom, kad Rho lygu MV ir tada masė lygi Rho kart V. Tai tiesiog šitą formulę iš to išplaukė. Tai šitos visus pražvelgiam. Ir liko 3 minutės, net testui 3 minutės, bet na, aišku, aš sprendžiu iš 2 kartų, nes sistema buvo palūžus vidury šito sprendimo. Žodžiu, visiškai neužtenka laiko. Jo labiau, kai tenais vyksta tokia panika ir tiesiog žiauriai didelį įtampą yra tokius spręsti uždavinius, jo labiau su tais laboratoriniais. Kai pirmą kartą juos pamatai, tu visiškai nesupranti, kas vyksta, kas čia per vizualiką ir kai antrą kartą dabar pažiūrėjau, dabar yra lengviau ir vis tiek vienam uždaviniui reikia 10 minučių kartais. Teoriškai buvo įmanoma surinkti kokius 35 taškus, tiek licėjų ir surinko. Pagal Delfi, skaičiau Delfi ryte tiesiog. Ja. Aišku, prisiminkim dar pirmus klausimus. Jeigu tu negirdėjai apie medūzą, tiesiog, kad reaktyvusis judėjimas, balai žinai, iš kur sužinok. Ištrauk informaciją. Teoriškai ne kažką. Galima labai daug kur susimauti. Tokia išvada. Laukia matematikos dabar, ne?